Kaip yra mokamas atlyginimas? Kas mėnesį, kaip praktika Lietuvoje? Šiaip tai daugiausia mokam kas mėnesį, išskyrus tuos projektus, kurių klientai turi sutartis su profsąjungom, vietinės sutartis, kaip jie vadina, ir ten yra reikalavimai kas 2 savaitės gali būti. Tai va. Tai tie, kas gauna kas 2 savaitės, džiaugiasi, iš tikrųjų motyvuoja, bet kol kas visose kitose mokam kas mėnesį įprastai. Okay. Tai va. Aišku, mokam 1 kartą per mėnesį avansą, visi gali paprašyti avansą. O pirmą kartą, jeigu pas mus atvažiuoja darbuotojas, turiu sugalvojęs tokį dalyką, kad avansą mes jam mokam kiekvieną savaitę, nedaugiau negu būna uždirbęs tą dieną. Ir tokių dalykų, ką aš bandau išspręsti. Ir manau, netgi, sakyčiau, išsprendžiu sėkmingai. Pirmas dalykas, jeigu žmogus pas mus pirmą kartą, jis iš kur gali žinot, kad mes neapgausim jo. O tų apgavyščių vyksta labai daug kur. Žmonės nedamoka, nurašo kažkokią dalį atlyginimo, prisikabina, kad darbai blogi, dar kažką, dėl įvairių priežasčių. Būna iš vis algų nesumoka. Tai dauguma žmonių, kurie dirba užsienį jau ne pirmus metus, tai yra su to susidūrę. Praktiškai visi yra kažkada negavę atlyginimo. Tai aš visiems sakau, jūs atvažiavot, 1 savaitės ketvirtadienį jūs jau gaunat avansą, tiek kiek būnat atidirbę. Per tas dienas, ką aš įsitikinęs, kad tu padarysi. Tu eisi pas kiekvieną mūsų darbuotoją ir paklausi, kaip čia su pinigais? Ar nėra vėlavimo, ar viskas sumokama laiku? Kaip apskritai čia šita kompanija? Toliau, jeigu tau dar po savaitės nėra aišku, tu dirbi toliau. Kitą savaitę vėl. Galbūt dabar įsitikinai, kad jau su pinigais viskas bus ok, bet vėl, ar tu gerai jauties, ar tau čia viskas tinka, patinka? Ir mes sakom, jeigu tau matai, kad atvažiavai ne į savo vietą, kažkas tau ne taip, jauties tiesiog negerai. Kuo greičiau važiuok į kitą vietą. Nelik pas mus. Kitos įmonės stengiasi išlaikyti, kad, pavyzdžiui, atidirbs visą mėnesį žmogus, tada 15 dieną gaus atlyginimą. Ir būna žmogus po savaitės jau jaučia, kad ne čia pateko, jam čia viskas nepatinka, viskas blogai. Tai dar iki tos algos eina visiems kitiem daro pardavimus, kaip čia viskas blogai. Čia kai kalbėjom apie tą atmosferą. Jo, ir čia blogai, ir čia žiek vėjas, žiek lietus, žiek čia per šilta, čia per karšta, kelnes nepatogios. Ir iš tikrųjų tie tokie toksiški žmonės, jie nėra taip, kad jie visiškai meluotų, jie pasako ganėtinai akivaizdžius faktus. Tiesiog jam yra blogai, kitam yra viskas ok. Tai va, tai mokėdami avansus dažnai, mes ir patikimumą norim įrodyti žmogui, ir saugumą suteikti, kad jis jaustų saugiai. Ir kai gauna pastabą, kad kažką ne tai padarė, nepriimtų tai kaip kažkokį tai ženklą, kad va dabar, matai, jau bando prisikabinti prie manęs, jau turbūt nedamokės. Tai kad būtų saugumas. Tai todėl 1 mėnesį avansą mokam kiekvieną savaitę. Ir ką, ir žmonės dirbdami pas mus įsitikina, kad kaip sakom, taip ir darom. Ir pavyzdžiui, šiemet daugiau negu 50 naujų darbuotojų pas mus prisijungė dėl to, kad gavo rekomendaciją iš mūsų esamų darbuotojų, iš mūsų senbuvių. Ir visi žmonės gauna, aišku, daniškus ar grenlandiškus, nežinau kaip čia. Žodžiu, ir visi žmonės gauna nelietuviškus atlyginimus.